Sveiki visi, kurie žiūrite šitą mano video. Tai mano trečiasis reportažas iš CPAC. Tai yra konservatorių politinių veiksmų konferencija, kuri pirmą kartą surengta Londone. CPAC jau tapo tokiu, sakyčiau, pasauliniu reiškiniu. Tai yra, kaip čia buvo pavadinta, konservatorių jungtinės tautos, tikrųjų konservatorių. Tai CPAC dabar jau išplito per 12 šalių, gimęs 74 metais Amerikoje. Pirmasis kalbėtas padėjęs pagrindus šitai konferencijai buvo Ronaldas Reiganas, dabar JAV, pirmą kartą Britanijoje, Australijoje, arčiausiai Lietuvos CPAC veikia Lenkijoje ir Vengrijoje, taip pat yra Italija, Japonija, taigi Pietų Amerika. Taigi tai yra toksai, globalus judėjimas. Reikia suvokti, kad CPAC tai nėra vienos partijos, tai nėra kažkokių konkrečių lyderių organizacija. CPAC tai yra, apskritai konservatyvios filosofijos platforma, kuri suvienyje politikos lyderius, influencerius, idėjų kalvių atstovus, kuris suvienyje visus žmonės, kuriems svarbus sveikas protas, kurie nori gyventi laisvėje, nenori diktatūros ir nori naudoti žodžio laisvę ir nori pasipriešinti tai visai leftistiniai beprotybei, kuri šliaužia dabar per visą pasaulį. Amerikiečiai, kurie yra kaip ir CPAC steigėjai, sako, taip, mes išradom šitą woke visą ideologiją ir dabar, bet jie pirmieji pradėjo su ją labai ryžtingai kovoti, tai ir tas judėjimas plečiasi. Ir čia buvo pasakyta tokia, gana dramatiška mintis, kad jeigu kalbant apie angliškai kalbančių šalių situaciją, tai geriausia situacija dabar yra Amerikoje, nors ten, aišku, tas visas komunizmas ir naujas šliaužiantis islamo socializmas, kuris yra New York'e, jis dar yra nenugalėtas, ten yra visiškai išprotėjusi, pavyzdžiui, Kalifornija ir taip toliau, bet ten yra teigiami poslinkiai į priekį. Ir jeigu kalbėsime apskritai apie angliškai kalbančių šalių situaciją, tai turbūt buvo pripažinta, kad blogiausia padėtis yra Australijoje. Ten toliausiai nuėjęs tas visas kairuoliškas idiotizmas ir beprotybė. Labai bloga padėtis yra Kanadoje. Ir buvo akcentuotas labai toks svarbus klausimas. Didelėje bėdoje yra Britanija. Dėl to viso kairuoliško antplūdžio politikos, dėl imigracijos, dėl islamizacijos ir visų kitų dalykų. Ir buvo, bent jau amerikiečiai taip akcentuoja, kad jeigu bus prarasta Britanija, bus prarasta visa Europa. Nes Britanija dar yra kažkokia atsvara. Ir 29 metais Britanijoje bus rinkimai ir labai tikimasi, kad premjeru taps, kad laimės partija Reform UK, klasikinė konservatyvių pažiūrų dešinioji partija, ir premjeru taps Nigelas Farage'as, kuris, galbūt sustabdys, nors visiškai sustabdyti, aišku, yra labai sudėtinga, bet pristabdys tą šliaudžiančią beprotybę. Ir jeigu taip apibendrinti tas 3 dienas, tai turbūt pagrindiniai akcentai, kurie čia buvo sudėlioti, tai kad kairieji nekenčia skaidrumo, kairieji nekenčia demokratinės atskaitomybės, jie nekenčia viešumo, jie nekenčia žodžio laisvės. Ir tai yra pagrindiniai bruožai, pagrindiniai dalykai, su kuriais reikia kovoti. Ir kai aš dabar kalbu jums apie tai, apie ką čia kalbama, jūs visuomet pagalvokite apie Lietuvą ir pamatysime, kad Lietuvoje yra daug tų pačių dalykų, kurie galbūt atėjo dar šiek tiek švelnesnė forma ir
netaip matomi, bet jie ateina. Taigi, kaip jau minėjau, kad CPAC tai yra ne partija, ne lyderis, tai yra filosofija ir turbūt visiems mums reikia gerai pagalvoti, ką mes Lietuvoje galėtumėm padaryti, ką mes privalėtumėm padaryti, kad galėtume išgelbėti, išsaugoti savo šalį. Ir čia toks nuskambėjo neoficialus toks lozungas, kad koks galėtų būti CPAC šūkis arba ten kažkoks moto. Vienas iš galimų variantų, kur pasakė čia tokia viena amerikietė, kad komunistai ir socialistai užkniso. Tai išvertus į lietuvių kalbą, tai komunistai ir socialistai užkniso juodai. Aš jums vakar anonsavau, kad aš jums papasakosiu, apie ką čia kalbėjo Floridos gubernatorius Ronas DeSantis, tačiau dėl nežinomų priežasčių jis čia buvo anonsuotas, bet neatvyko čia, nors nežinau, ar jis yra Londone ar ne. Bet tik tai noriu pasakyti, kad čia kalbėjo ir Heritage Foundation, ir žmonės, kurie dirbo ir tebedirba Baltuosiuose rūmuose, ir kurie dirba politinėse organizacijose ir visur kitur. Tai kalbant apie Ameriką, aišku, iškilo klausimas, o kas bus kitas respublikonų kandidatas į prezidentus. Čia buvo žmonių, kurie dirbo su įvairiais kandidatais, jie tiesiai neatsakė į tą klausimą, tai atsakė į šitą klausimą kiti. Taigi, stebėdami JAV užsienio politiką ir judesius, pareiškimus, mes turime atkreipti dėmesį į 3 svarbiausius žmonės. Tai viceprezidentas J.D. Vance'as, apie jį turbūt daug žinome, jo papildomai pristatinėti nereikia. Kitas potencialus kandidatas yra valstybės sekretorius Marco Rubio, kuris taip pat yra gerai matomas ir jo vieši pareiškimai yra pasaulio spaudoje, taip pat ir atsispindi ir kai kuriuose Lietuvos žiniasklaidos priemonėse. Ir trečiasis kandidatas tai yra Floridos gubernatorius Ronas DeSantis, kurį, čia ne šito reportažo tema, jį trumpai galima pristatyti taip. Tai yra, jis pats save vadina Ronaldo Reigano mokyklos atstovų. Tikrai Florida yra dabar vienas iš tų, mažiausiai išprotėjusių tų JAV valstybių, visiška priešingybė New Yorko miestui. Jis remiasi fiskalinė drausme, Florida turi tas 3A kredito reitingą, ten yra tas ne visai, bet labai stipriai iš švietimo sistemos išmestos tos visos kairoliškos nesąmonės, jis mažina biurokratiją, ten yra daug laisvų. Taigi Florida yra viena tokia valstijų, kuri tikrai atspindi tą tikrąją Ameriką, tokią, kokią mes įsivaizduojam, tokią, kaip mes anksčiau įsivaizdavom, tokia, kokia jinai ir turėtų būti, tokia laisvės, reiškia, ir tokio verslo, reiškia, oazė. Ne oazė Amerikai, taip. Bet aš vis dėlto šiandien nesiplėsdamas į didesnius apibendrinimus norėčiau paminėti kitų 2 gerai žinomų kalbėtojų gal kelias mintis. Aš net pasakosiu jų kalbų pažodžiui, tiesiog galbūt taip padrikai paminėsiu kelias mintis, kurias jie savo kalbose akcentavo. Tai pirmasis yra buvęs Lenkijos ilgametis prezidentas Andžejus Duda. Tai turbūt mums visiems reikia susimastyti ir reikia gerai pagalvoti, kaip atsakyti į tą klausimą, kurį Andžejus Duda iškėlė čia Londone. Kas mes esame ir kuo mes norime būti. Kai mes žiūrime į visą šitą politiką, tarkim ir Lietuvoje, į tą visą šliaužiančią kairuolišką
kairiųjų liberalų tas visas diegiamas nesąmonės, apribojimus, reguliavimus, draudimus, cenzūrą ir visą tą valdžios neatskaitomybę. Tai mes turime tikrai visi ramiai pagalvoti, kas mes esame ir kuo mes norime būti. Ir tai tada nulems turbūt mūsų visų pasaulėžiūrą, situacijos vertinimą ir gal tada pradėsime galvoti, o ką mes galėtumėm padaryti, kad mes pasiektumėm tą savo tikslą, kuo mes norime būti. Na ir jisai daug kalbėjo apie tokius geopolitinius dalykus, kuriuos čia ilgai neapsistosiu, bet jis kalbėjo skirtingai negu daugumas kitų ir apie Europą. Kokią Europą jis įsivaizduoja. Tai pagrindinė Andžejaus Dudos mintis yra, kad jis netiki federalistinė, federalinė Europa, tai yra tokia unifikuota valstybė, kuri naikina tautas, kuri naikina valstybės, kuri naikina tradicijas, kuri su savo tokia kairuoliška briuselinė politika nori nušienauti visus lygiai ir vienodai. Tai ir jisai dar akcentavo, kad ta tokia dabar Briuselio stumiama politika, jinai naikina šalių ir tautų įvairovę, ką jo nuomonė reikėtų išsaugoti. Taigi jisai netiki federalistinę Europą, tai yra Europa, kuri galvoja Europa Briuselis, kuris rašo taisyklės, apribojimus ir draudimus, kurių niekas neprašė. Jūs pagalvokite, už ką jūs balsavote ir ką mes už tai gauname. Briuselis štampuoja reguliavimus, apribojimus, draudimus, kurių niekas neprašo. Būtent tai ir akcentavo Andžejus Duda. Taigi jis tiki Europą, bet tiki kitokia. Praktiškai jis tiesiai šviesiai nepasakė, bet jis tiki Europą, apie kurią dabar panašiai kalba ir potenciali kandidatė į Prancūzijos prezidentus Marine Le Pen, kuri kalba apie suverenių tautų Europą, apie ką kalba ir kitose šalise, kiti dešinieji lyderiai. Na ir turbūt baigiant tą atpasakojimą Andžejaus Dudos kalbos, jis pasakė labai svarbią frazę, kuri galioja turbūt ne tik ekonomikoje, ne tik gynyboje, bet ir visose kitose sferose. Jis labai aiškiai akcentavo, niekas neveiks be Jungtinių Amerikos valstijų. Ir manau, tai yra labai protinga ir labai išmintinga ir labai beje realistiška mintis. Nes mes visi pripažinsime, kad Jungtinės valstijos yra dabar kaip niekada mums reikalingos, būtinos ir tai yra, na, sakysim, su visom Donaldo Trumpo ten, reiškia, visais tais fokusais, netobulumais, su visais tais dalykais, kuriuos mums sunku suprasti, sunku priimti. Bet žiūrint plačiaja prasme, be Jungtinių valstijų niekas nevyks ir mes tai turime suprasti. Kitas vakar kalbėtojas, kuris čia turbūt susilaukė pačio didžiausio dėmesio ir pačio didžiausio ovacijų, aš ten, jeigu matėte mano Facebooko paskyroj, aš įdėjau ten tokį video, tai yra partijos Reform UK lyderis Nigelas Farage'as, kuris pasakė tikrai tokią emocionalią, puikią kalbą. Na, jis yra be abejo puikus oratorius ir turi ką pasakyti, ir turi idėjų, moka kalbėti ir su humoru, bet moka kalbėti ir labai konceptualiai. Taigi, kalbėdamas apie kairiuosius, apie tuos, beje, kurie ir Lietuvoje dabar dominuoja, jis akcentavo, kad tai yra žmonės, kurie nekenčia savo šalies, nekenčia kultūros,
savo šalių ir nekenčia šeimos. Taigi visą šitą tezę galima gražiai perkelti į Lietuvą ir pamatysime, kad būtent šią kryptimį ir eina mūsų dvi pagrindinės kairiosios partijos, tai yra Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, kurie vis dar vaizduoja, kad jie yra centro dešinė, ir socialdemokratai, kurie yra apskritai partija be stuburo, be nieko. Tai šitos dvi kairiosios partijos mūsų būtent elgiasi ir taip. Toks susidaro įspūdis, kad jie tikrai nekenčia nei žmonių, nei šalies, nei savo kultūros, nei šeimos. Kitas dalykas, apie kurį kalbėjo Naidželas Faradžas, kuris mums gal kol kas nėra toksai aktualus, kad Didžioji Britanija, Jungtinė karalystė tampa nebeatpažįstama ir tai pakraupia, visiškai pakraupia, konstatavo ir australai, ir amerikiečiai, kurie čia pavaikščiojo po Londoną ir išpūtė akis, stebėjosi, kad kai kurie rajonai tai primena kažkokį gal Pakistaną, Islamabadą, Kabulo priemiesčius, čia neaišku, nes tai yra visiškai islamizuotos teritorijos, kuriuose galioja sava kultūra, savi principai, savos taisyklės, šariato teismai ir taip toliau. Ir Britai kol kas, tos visos kairiosios vyriausybės, aišku, tą pradėjo konservatoriai, kurie, aišku, dabar mušasi į krūtinę ir sako, kad mes čia ne prie ko, bet tai pradėjo konservatoriai ir tai dabar tęsia leiboristai ir naujasis Britanijos premjeras, kuris dabar perėmė, tai bus dar didesnė blogybė negu Kiras Starmeris. Taigi, Britanija tampa neatpažįstama ir mums nereikėtų sekti Britų pavyzdžių su ta masinė imigracija ir su tom visom nesąmonėm. Reikia užkirsti kelią tam dabar, kad paskui nereiktų kovoti su milžiniškom ir tragiškom pasekmėm, kokios jau yra Britanijoje. Ir dar vienas taiklus pastebėjimas, turbūt, kuris galioja ir mūsų politikams, tai kuris pasakė Naidželas Faradžas, tai kad mūsų politikos elitas labiau rūpinasi, kaip atrodys užsienyje, negu rūpinasi savo piliečiais. Būtent taip mes ir matome. Pasižiūrėkime į mūsų prezidentą, pasižiūrėkime į mūsų užsienio reikalų ministrą, pasižiūrėkime į mūsų kitus politikus. Jiems svarbiausia, kad kaip užsienis sureaguos, ar mus pastebėjo, ar gerai pastebėjo, ar mus pagyrė, ar mums paplojo per petį. Ir tas mus pastebėjo tebėra toks esminis mūsų politikos, toks variklis ir jiems visiškai nesvarbu, ką apie tai galvoja žmonės Lietuvos vidai, kaip tai atsiliepia mūsų vidaus politikai, vidaus situacijai. Taigi, viena iš tą tokių dažnai vartojamų Naidželo Faradžo frazių, kuri apibūdina visą tą Didžiosios Britanijos būseną, tą politiką, tą visą dabartinę situaciją, tai yra Britain is broken, Britanija yra sulaužyta. Tai aš matau irgi čia labai daug sąsajų su Lietuva, kad Lietuva iš esmės yra sulaužyta ir ją reikia lipdyti, klijuoti, taisyti. Ne viskas dar prarasta, ne viskas. Ir dar vienas dalykas, tai, kuris irgi mums aktualus, kaip aš jau minėjau savo ankstesniuose reportažuose, kad tie visi kairieji, tie visi naujieji marksistai, kartu su islamistais, jie nori sunaikinti vakarietišką civilizaciją, o ta vakarietiška civilizacija ir mūsų Lietuva yra pastatyta ant krikščioniškos kultūros, ant krikščioniškos civilizacijos pagrindų. Taigi tie naujieji marksistai, komunistai, kaip ten juos pavadins, jie visi ten ribos labai išplaukusios, kartu su islamistais, nori sunaikinti tą civilizaciją ir išmušti iš po kojų tą krikščioniškos civilizacijos pagrindą, kas beje vyksta ir Lietuvoje. Tai
anot Nigelo Farage'o dabar Britanija turi pakilti į kovą už savo tautos dvasią. Taigi šitą šūkį mes puikiai galime prisitaikyti ir savo Lietuvoje, nes užteks sėdėti ant sofų, užteks rašinėti niekus Facebook'uose, užteks piktintis ir ten dar kažką daryti. Reikia pakilti ir pradėti realią kovą už tautos dvasią. O kaip tai galima padaryti? Nigelas Farage'as pasakė labai gerą frazę, kurią aš perversiu į tokią labiau aktualesnį variantą mums. Jis pasakė, kad mes kovojame dviejose pasauliniuose karuose ir tai buvo kova už teisę nesutikti. Man atrodo, tai yra labai gili mintis ir labai prasminga mintis, kurią reikėtų prisitaikyti ir mums. Juk tie šimtai tūkstančių ar ten milijoną žmonių, kurie stovėjo Baltijos kelyje, tai jie irgi stovėjo už teisę nesutikti. Už teisę nesutikti su ta sovietinė okupacija, už teisę nesutikti su cenzūra, už teisę nesutikti su visom tom represijom, už teisę būti laisviem. Tai mes turime, manau, irgi įsikalti savo į galvą šitą frazę. Ir mes tikrai visi, nepriklausomai nuo mūsų politinių pažiūrų, ar jūs ten vienokių pažiūrų, ar kitokių, ar jūs ten sutinkat, ar nesutinkat, tai nesvarbu. Bet žvelgdami į Lietuvą, žvelgdami tai, kas vyksta, vertindami mūsų politikų, visuomenininkų ar politinių partijų, ar valstybės vadovų veiksmus ir darbus, mes visi turime teisę nesutikti. Ir mes tą teisę privalome pasinaudoti, ir mes tą teisę privalome ištransliuoti, ir mes tą nesutikimą privalome garsiai pasakyti. Tai tiek buvo mano šitų reportažų iš CPAC Great Britain. Užsiprenumeruokite šitą kanalą, paspauskite patinka, pakomentuokite, bus labai įdomu sužinoti jūsų nuomonę. Temų tikrai yra labai daug, aš čia visko jums tikrai nepapasakojau, galva tiesiog sprogsta nuo tų daugybės idėjų ir temų. Visos jos bus atspindėtos šiame YouTube mano kanale ir daug jų bus aprašytos ir smulkiai išanalizuotos tinklalapyje vektoriai.lt, kuris yra vienintelis dešiniosios konservatyvios pakraipos tinklalapis Lietuvoje, kuris aiškiai turi deklaruotus savo čia žmonės man mojuoja, turi deklaruotas savo vertybės ir kuris turi savo manifestą. Skaitykite vektoriai.lt, žiūrėkite šitą kanalą ir mes susitiksime netrukus. Ačiū ir iki greito pasimatymo.